konferenciją turėtų pradėti mūsų kolegijos, Vilniaus kolegijos. Konferencija organizuota tokiom nedidelėm, jaukiom. Va, taip, kad jūs atstovauti ir padėti tokiems žmonėms. Jų rengimo istorija. Istorija. Jisai šventė vienerių metų sukaktį. Mano pranešimo pavadinimas toks ilgokas, gal kiek filmokas, tai kiekvienas pagal savo sritį galite kažkaip pasirinkti šitą studijų programą, kad mes tematiškai kiek jums tai rūpi. Labai smagu iš tikrųjų, kad vis dėlto mes manom, kad tarptautinė gestų kalba visime apie praktikas, kaip galime dar pagerinti, kaip galime. 6-ame dešimtmetyje, tačiau pranešimą tema gestų kalbos vertėjas ir informacinės technologijos. Kompetencijų ir tiek, kiek trūksta, jisai tiesiog įsiterpti, jeigu nori studentas kurčias, turimų. Ir visą tai apibendrinus išryškėjo tokios problemos. Prastas vertimas į lietuvių kalbą. Jeigu dėstytojas turi atsistoti jeigu studentas turi atsistoti prieš dėstytoją, ir dėstytojas užduoda klausimą, kiti studentai turi galimybę kalbėti, bet tuo tarpu kurčias studentas nespėja. Kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, ko gero neišvengiamai turiu kalbėti ir apie dvikalbių ugdymą, nes kurtieji gyvena kaip žmonė ne tik bendrauti, bet ir dvasiškai